Gamtoje tikrai labai daug visokiausių sprogstančių dalykų. Mes kvėpuojam ištisai jomis, miške ir aš atrandu tokius užvaldytus vorus. Vabalai, kai kurie išnyksta dėl to. Visi gyvūnai labiau bijo paties žmogaus negu žmogus jų. Kodėl yra kažkas kitaip, negu pavyzdžiui esi įpratęs matyti? Jeigu žmonės įmins šitą myslę, tai ir medicinoje koks didelis lūžis bus. Aš kuomet pamačiau tavo profilyje tą nuostabų užrašą forest, kas reiškia miškas, ir po to atskirtas, suskiemenuotas buvo į forest, tai yra poilsiui išvertus į lietuvių kalbą, man taip surezonavo ir atrodo, tu skaitai tą žodį, tu jį 100 kartų kartoji ir niekada nebuvai pagalvojęs, kad tai yra tokia stipri sąsaja ir toks geras vertinys. Tau čia pačia irgi taip netikėtai iškliuvo, ar tai yra, toks tavo jau, kaip sakyti, čia šūkis, lozungas, kredo? Čia šiaip pasidalino viena sekėja šituo. Jo. Ir aš, čia ne mano buvo, šitas persidalinau. Tai pati irgi niekada nebuvau to pastebėjus, bet, tai tikrai labai tinkamas šūkis gali būti miškui. Jo, iš tiesų, nes miškas ir apskritai gamta, tai yra tas dalykas, į kurį mes kreipiamės labai dažnai. Tas kūrinys, Dievo, visatos, kas tai bebūtų, mes ten einame gydytis, mes ten einame kažką išmastyti, mes ten einame pakvepuoti grynų orų, mes ten einame padėkoti, einame medituoti, mes ten organizuojame stovyklas, mes ten žygius darome ir panašiai. Ta prasme, tai yra toksai darinys, kuris kartais būna neįvertintas, kartais būna pamirštas, kartais būna negerbiamas. Ir iš tikrųjų šiandien mūsų mėly žiūrovai ir klausytojai, nes mes turime ir klausytojus, kurie galbūt mus nemato, tokie, kurie prisijungia per Spotify platformą, kalbinsime Aušvydą. Ir Aušvyda yra nekas kitas, kaip, tiesiog paprastai pasakysiu, gamtos mylėtoja. Ir kuomet mes su jie susirašėme, aš iš karto pajutau, kad aš privalau ją pakviesti, nes tai yra žmogus, aš taip nuoširdžiai tikiu, aš jos tiesa nepažįstu, mes atskleisime labai daug detalių dar. Aš tikiu, kad jinai nėra fanatiška, ta tokia rėkautoja, kad reikia saugoti gamtą ten su plakatais. Aš manau, kad jinai yra nuoširdi gamtos mylėtoja ir prasmių ieškotoja gamtoje. O iš tiesų, kaip ir minėjau, gamta, aš manau, kad mes galime dėti lygybės ženklą su sveikata, bent jau aš tikrai taip sakau ir aš sakau, kad kuo mes toliau esame atitolę nuo gamtos, tuo mes esame mažiau sveiki arba tuo mes sunkiau sergame, tuo mes ilgiau sergame. Ir galbūt mes irgi šitą klausimą apžvelgsime. Tai manau, kad Aušvyda šiandien atvers didesnius horizontus ir praplės mūsų požiūrio ir prasmių akiratį, kalbant apie gamtą. Ir žinoma, šios tinklalaidės tikslas yra galbūt duoti peno jūsų sielai, nes tinklalaidė yra jūsų protui, kūnui arba sielai, tai tikiuosi, kad siela atsivers jūsų, jūs pažvelgsite į miškus ir į gamtą kitomis akimis. Ir Aušvydos irgi tikslas buvo šiandien toks, kad jinai ateis ir sako, aš noriu, kad žmonės po mano su tavimi, Elanai, pokalbio į gamtą pradėtų žiūrėti kitaip. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Tai dar kartą, labas, Aušvyda. Labas. Jo, labai faina. Taigi, apie tą gamtos ir lygybės su sveikata principą. Ar tu pritari šitam posakiui ir koks požiūris tavo yra gamta lygų sveikata? Ar pati pasisemi sveikatos iš gamtos? Pritariu tikrai, dėl to, kad šiaip daug galima išvelgti, kur tai yra sveika. Ne tik tai vaikščiojimas ir žingsniukų rinkimas, judėjimas, kvėpavimas grynu oru. Čia tie dalykai, kuriuos mes dažniausiai visi žinom, bet yra dar tokie dalykai, kaip šiuo metu žmonės labai užsidarė tokiuose dėžutėse. Mes visą laiką tarp 4 sienų namie, tada įsėdami į mašiną, mes vis tiek matom mašinos tos rėmus. 4 sienos. Taip, vis tiek, nors stiklas skaidrus, bet vis tiek mes arčiau matome rėmą mašinos.
nuvažiuojam į darbą, nuvežam vaikus į darželį ar mokyklą ir ten jie vėl būna tarp tų 4 sienų. Ir mūsų akys netgi yra pripratusios šiuo metu dažniau fokusuoti vaizdą, kuris yra arti mūsų, dėl to, kad mes visą laiką būnam užsidarę tarp tų 4 sienų dėžutėje. Ir ėjimas į gamtą, į mišką, į kažkur plačias teritorijas, tai jau yra iš karto mūsų regėjimui geras dalykas, dėl to, kad mūsų rega tai yra kaip raumuo, kuris, akyse ten yra raumuo, kuris fokusuoja į tolį, į arti ir mes tiesiog įtreniruojam, kada mes galim žiūrėti kažkur ir plačiai atsiveriančias erdves. Tai jeigu eitų žmonės daug dažniau į miškus, į gamtą, eitų vaikai dažniau, būtų mažiau tiesiog regėjimo sutrikimų ir mažiau galbūt trumparegystės, mažiau akinių. Taip pat šiaip miškas yra, jisai stresą mažina, nerimą mažina. Kiek daug žmonių eina ieškoti nusiraminimo, kai jiems yra kažkas negerai, kai dabar čia pasaulyje vyksta tokie sunkus dalykai, karas, visą tai slegia ir kur bent jau aš pati asmeniškai, kur labiausiai randu nusiraminimą, tai būtent gamtoj. Arba kaip buvo karantinas ir visi buvom uždaryti to karantino metu, tai jeigu nesodyba, aš net neįsivaizduoju, kaip reikėtų išbūti visą laiką užsidarius, kaip išbuvo kiti žmonės, kurie neturėjo tokios galimybės. Taip. O mes buvom sodyboje visą laiką miške. Ir tas karantinas praėjo mums kaip, jeigu neskaitant tų visų vykusių įvykių pasaulyje, kas kai kam ir nelaimingai gal baigėsi. Bet mums, mūsų asmeninė patirtis, kadangi niekas iš artimųjų nesirgo taip, kad kažkas negero įvyktų, tai mums tiesiog išėjo karantinas kaip kokia prailgintos šeimos atostogos, kur mes visą laiką buvom gamtoj. Ir tai yra, nebuvo kažkokių tokių prislėgtų minčių, nebuvo kažkokio negerumo, atvirkščiai ta gamta mus kažkaip atgaivino, įkrovė energijos. Tai gamta tikrai labai daug duoda vien tam, kaip sakau, nusiraminimui, savo emocijų sureguliavimui, nes nuo to aš labai tikiu, kad ir visa žmogaus sveikata priklauso, jeigu mes esam nelaimingi, jeigu mes esam kažkas mus slegia, kažkokios problemos, rūpesčiai, tai mes tiesiog galim savo iššaukti ir kitas problemas, jau nebe tik tai psichologinės, bet jau ir kažkokios fizinės vystosi labiau dėl to, kad žmogui tiesiog yra sunku. O kai žmogus turi tą kažkokią galimybę atsipalaiduoti, pamedituoti, o tai yra labai lengva padaryti gamtoje, jisai tiesiog išsivalo ir padeda tai savo sveikatai. Papasakok šitą apie savo domėjimosi ratą, kalbant apie pažintį su gamta. Kas tave joje labiausiai domina, kuom tu domiesi, kas tave stebina ten toje gamtoje. Ir apskritai tavo toksai apžiūros laukas, koks yra, kalbant apie gamtos visą žavesį. Ir galbūt tada toksai papildomas klausimas buvo, nuo kada tai pradėjai daryti? Tai šiaip visą laiką, visą gyvenimą, atrodo, buvau labai arti gamtos, bet nebuvo tokio pastabumo, koks dabar yra gamtoj ir jisai atsirado būtent nuo įsigymo sodybos, nes mes ten turim ir mišką. Ten labai įdomi istorija pas jūsų pasodymą, ne? Taip, ten žmonės sako, kaip jūs tokį dalyką nusipirkot, kai pamato nuotraukas, nes ten buvo tiesiog kažkoks griūnantis štabas, bet būtent mums ten patiko, kad yra miško, nors ten dalis miško kirtavietė, bet jau negalėjom pasirinkti, jau jisai buvo toks iškirstas, bet ten toks upelis vasarą išdžiūnantis, jo iš esmės galima sakyti nėra, ten viskas taip apžėlė, bet jisai suformavęs labai įdomų reljefą, skardžius. Ir ten yra tie skardžiai niekada nepaliesti žmogaus, vien dėl to, kad buvo sunku vykdyti ūkinę veiklą juose ir ten tokia ta gamta, kaip natūralios Lietuvoje džiunglės, ten jau tiek suvirtusių tų medžių yra, kad sunku praeiti per juos, jie visi ten trešta,
ten bioįvairovė stulbinanti, aš galėsiu papasakot, ką aš ten randu. Taip, tai va ten vaikštant ir jau žinant, kad aš galiu kažką rasti, aš ieškau, aš žiūriu ir kaip sakau, tas gamtoj pastabumas, jis yra treniruojamas dalykas, kaip ir koks raumuo. Kuo labiau mes jį treniruojam, tuo daugiau mes ir matom. Ir nuo kada tai prasidėjo, tai būtent sodybos įsigijimas, karantinas ir ėjimas, daugiau gal aš pradėjau tiesiog šiaip su gamtininkais bendrauti, su ornitologais išvažiuoti kažkur, pastebėti paukščių. Ir kiekvienas toks susitikimas su kitais žmonėm, kurie gamta domisi, jisai tave kažkuo praturtina, tu sužinai apie kažkokius dalykus, apie kuriuos tu anksčiau nežinojai ir tu juos natūraliai pradedi matyti geriau. Nes kažkaip daug, kai aš dalinuosi internete, sulaukiu daug tokių atsiliepimų žmonių, kad jie dabar visai kitaip vaikšto po miškus, nes visų pirma, tau reikia žinot, kad kažkas egzistuoja, kad tu pamatytum. Taip, nes tu labai dažnai gali tiesiog praeiti pro šalį, visai šalia būdamas, tu nepamatysi to dalyko, nes tu net neįsivaizduoji, kad tai egzistuoja. O čia jisai šalia tavęs. Ir kai tu jau sužinai, kad toks dalykas yra, tu jį labai gerai fiksuoja tavo akys. Ja, mes būtinai prie to grįšime, prie tų detalių, ką mes ten galime pastebėti. Bet dabar dar toks bendresnis klausimas, Aušvyda, kuo ypatinga mūsų gamta Lietuvos, iš principo? Man iš karto pirma mintis šauna tokia, jog mes turime visus 4 metų laikus. Tokius pakankamai aiškiai išreikštus. Ir tai man sufleruoja nuomonę, kad turėtų dėl to būti pakankamai mūsų didelė įvairovė, nes čia vyksta ir migracijos, ir atskridimai, skridimai, šilti tam kraštai ir panašiai. Ir va tie miegai žieminiai, ten tie gyvūnėlių visokių ir augalų vėlgi ten pražydėjimai, vėl ten užmigimai. Vat tai turi įtakos, tikriausiai žinoma, kad turi. Tai kuom ypatinga ta Lietuvos gamta? Aš pasakysiu, kaip aš anksčiau įsivaizdavau. Aš Lietuvos gamtą mačiau tokią kaip labai, ypač pavyzdžiui, miškus, tokius labai draugiškus, tokius jaukius. Aš nežinau, kaip paaiškinti, pabandysiu, palyginti su kokiom džiunglėm. Lietuvos miškas tokia minkšta samana, liulanti, jeigu pelkė kokia tokia, jinai priimanti, taip švelniai atrodo. Visi medžiai, ten lapuočiai, tokie jie švelnus tie lapeliai. Net mūsų spygliuočiai, jie nėra tokie duriantys ir skausmingi. Visa gyvūnija, jinai nėra kokia nors žmogui pavojinga, nėra nuodingų, ten nuangis, bet iš esmės visa ta mūsų gamta, jinai tokia labai sava, šeimyniška, priimanti. O tarkim, džiunglėse ten yra ir kažkur, žiūrėk, užsičiupsi ranką negerai, tai persismeigsi spyglį kokį nors didžiausią, ten kur ilgesnis už tavo pirštas spyglys. Patys lapai tokie, kurie augalai nori sulaikyti kuo daugiau drėgmės, kad neišdžiūtų ta drėgmė, tai tas lapas kietas toks yra, jis šiurkštus, jisai toks pjaunantis. Čia tavo realios patirtis, taip, tu esi buvusi tose ekstremaliuose gamtose arba kažkokiuose užsienio ten. Taip, čia konkrečiai savo patirtis lygino. Ir ten uolos kokios, kad irgi netyčia nukrisi, tai iš karto koją susižalosi, nes ten aštrus akmuo. Ir Lietuvoje nieko panašaus nėra, mes tokie švelnus. Ir man atrodė, kad jeigu Lietuvoje viskas taip kažkaip paprasta, tarsi lyg namie, tai o kas namie įdomaus? Visą laiką žalesnė kažkur kitur, jeigu ieškant kažkokių egzotinių dalykų, kažko tokio įdomaus, kur galėtum pamatyti per kokius Discovery kanalus ar National Geographic. Ir atrodo, čia Lietuvoje nieko panašaus nėra, nes mes tiesiog per daug tokie paprasti. Bet tam paprastam mūsų miške, kiek daug dalykų yra, kuriuos aš mačiau, kad eina žmonės į džiunglės ir ieško. Ir dabar aš tą patį atrandu savo miške, tai yra fantastika. Ir čia jau galiu papasakot, kokie dalykai. Jo, perėkit, žinoma, nes ten yra, kokia įvairovė, užtenka užsukti į pačios Instagramo paskyrą ir ten
nuo grybų, gleivių į lapų, medelių, gyvūnėlių, kurie kviečia, kad juos kažkas sulestų, iki visokių augalų, kurie atnešami namo eksperimentuojami, tai apie tai galima ir pakalbėti. Taip. Tiesiog anksčiau žiūrėdavau visus tos kanalus užsieninius ir ten būdavo koks nors parazitavimo atvejis, kur ten grybas užvaldo kokią nors skruzdę, liepia tai skruzdei ten elgtis kažkaip, kaip tam grybui reikia. Ir paskui numiškė ir aš atrandu tokius užvaldytus vorus, pavyzdžiui, kur jau grybas yra iš jo išaugęs. Tai visi šitie atvejai, kai apie juos nesidomi, nežinai, galbūt praeitum pro šalį net nepastebėtum, bet kai pradedi domėtis, kas čia vyko, koks čia siaubo scenarijus vyko, tada supranti, kiek čia veiksmo vyksta, kurio mes šiaip nepastebim, bet tai yra ir mūsų miškuose ir dabar jau esu atradus ir kur grybas tiesiog, pavyzdžiui, sporą nusileidžia ant vikšrelio ir jam yra gerai augti būtent ant to vikšrelio, tai jisai pirmiausia užvaldo tą vikšrelį, kad jisai vikšrelis, kol dar gyvena, maitinasi, grybui irgi gerai, nes jisai po truputį valgo tą vikšrelį, jam reikia, kad vikšrelis būtų sotus ir turėtų grybas iš ko irgi misti. O paskui, kai jau grybui reikia pasidauginti, jisai augina vaisiakūnį ir barsto sporas. Tai jam tą padaryti reikia kažkur aukštesnėje vietoje, kad vėjas geriau išnešiotų jo tas sporas, kad sporas nusileistų ant kito vikšrelio. Ir va taip einu ir o sporos tai yra tie kiaušinėliai, sakykime, ne to grybo, tokie, kur dauginimuose kažkokia sėklytė. Ne sėklytė, bet galima taip supaprastintai sakyti. Taip. Tai tų sporų, jų mes kvepuojam ištisai jomis, mes net neįsivaizduojam, kiek daug, kokie kiekiai yra sporų mūsų ore, dėl to, kad yra apskritai tokių kažkokių augaliukų, kurie šiaip Lietuvoje neturi savo tinkamos vietos augti, jie labiau ant tokių akmenų gal auga, kažkokio kalkėto substrato jiems reikia. Ir Lietuvoje, tai atrodytų nesutinkamas augalas, daugiau gal kažkokiose Italijose toks augaliukas auga. Bet kažkur iš kažkokios Italijos, ar nežinau, iš tolimo krašto sporą sugebėjo atskristi į Lietuvą, atrado seną akmeninę tvorą, kuri buvo suklijuota ten kažkokiu mišiniu. Tas mišinys būtent tiko tam augaliukui sudygti ir tas spora nusileidus čia sudygo ir auga dabar ant tos senos bažnyčios tvoros. Per visą Lietuvą, neaišku, galvos ne vienintelis atvejis, kad tas augaliukas auga. Tai yra nuostabu atrasti tokius dalykus, nuostabu suvokti, kad kaip jisai čia atsidūrė, kad kokius atstumus įveikia, kiek mums nematomų čia visur aplinkui ore skraido mažulyčių dalelių, kurios pasirengusios, suradusios savo tinkamą vietą sudygti, užaugti ir su tais kaip buvau pradėjus sakyti, parazitavimo atvejais. Man tai yra bene patys įdomiausi tokie atvejai, kada yra užvaldoma ta auka ir jinai turi daryti kažką, ką liepia šeimininkas jai. Kaip sakiau, kad reikia aukščiau grybui, tai prieš nugaišdamas tas gyvūnėlis, ar tai būtų voras, ar tai skruzdėlė, ar vikšrelis, jie dažniausiai keliauja, kur grybui reikalinga, kad jie į žemės paviršių pakyla, jeigu, pavyzdžiui, vikšrelis giliau gyveno. Ir kad grybui ten tiesiog nereikėtų per didelį žemės sluoksnį prasikalinėti. Apskritai, kalbant apie grybus, tai juk yra labai paplitusi ir labai didelė struktūra, teisingai, ten grybų sąsajos, tos visos po žemių yra nežmoniškas tinklas didžiulis ir jos ten daro be galo didelę įtaką tai bioįvairovei ir apskritai tam visam gamtos, nežinau, tai
dirvai taršai visam tam. Taip, jie tokie, kaip čia pasakyti, visų draugai, nes jie su visais augalais yra susijungę ir jie padeda visiems, kad dėl to, kad kai tu esi geras visiems, tai ir tada tave augalai irgi visi mėgsta. Čia yra toks pavyzdys, kad medžiai gali, jeigu yra, pavyzdžiui, vienas augantis kažkokio šlapesniai vietoj, o kitas tokios pačios rūšies medis auga sausesniai vietoj ir jisai džiūsta. Tai tas mokslininkai nustatė, kad medžiai gali komunikuoti per grybų tinklą ir vienas kitam gali ten sausros metu pagelbėti, tas, kuris turi daugiau vandens, jisai gali per tos grybienos tinklą pasiųsti vandens į tam, kuris labiau džiūsta. Bet grybai gavę, jie išsklaido visiems, jie ne tik tam, kuriam ten jau siunčia, gavę signalą, kad... Bet vis tiek tai yra fantastika. Taip, jie išdalina visiems ir visų draugai ir dėl to visi taip mėgsta tos grybus su jais. Aš dabar bandau prisiminti autorių knygos, kurios aš klausiausi audio kaip tik apie tą medžių ir augalų komunikaciją. Tai ne tik tai per grybieną ir per žemę, bet ir per orą jie komunikuoja. Taip. Ten siunčia žiedadulkes ir duoda informaciją kažkokią, kad reiškia, mes jums siunčiame ten kažkokių nuodingų ten žiedadulkių, kad jūsų nesuvalgytų ten vaikščiantį žirafą netoliese kažkur tai. O žirafa irgi tą žino ir jinai bando aplenkti per kelis medžius į priekį iš serijos ir spėti suvalgyti tą, kurio dar nepasiekė to žirafo. Tokie neįtikėtini dalykai. Taip, aš čia kažką, man rodos, irgi su tom žirafam esu girdėjus, kad per kvapus, ar kaip ten, kad kai jau pradeda tą augalą valgyti žirafa, tai tada augalas pajutęs, kad yra draskomas, jisai savo tuose lapeliuose ima gaminti kažkokias ten medžiagas, kurios nepatinka tai žirafai. Jo. Ir per tą laiką, kol jisai pagamina šitas medžiagas, pasklinda aplinkui visur kvapas, kad čia pavojus, aš esu valgomas. Taip. Ir tada jau žirafa nustoja jau pajutus, čia jau man nebeskanu, čia jau kažkokie nebetokie lapeliai. Jinai eina prie kito gretimo ir jau kitam irgi, nors žirafa dar to nevalgė, taip kaip ir sakei, bet augalas sukomunikavo, pajuto, kad mano draugas čia valgo ir jau būna kitas irgi pasiruošęs ir žirafai reikia gerokai toliau nukeliauti, kad jinai galėtų surasti savo dar tokių nepranešusių draugams augalų. Aušvyda, čia yra Peteris Vol Lebenas, Paslaptingas medžių gyvenimas. Taip. Būtent šioje knygoje teko išgirsti tos dalykus ir iš tikrųjų labai įdomi knyga, mylėm žiūrovam irgi rekomenduoju paklausyti arba paskaityti ten apie tą būtent irgi kaip ir Aušvyda šiandien mums žada atverti akis į gamtą, ten irgi šiek tiek prasiplės jūsų gamtos tas akiratis. Tai dar truputėlį grįžtant prie mūsų tos gamtos, ir pačios yra požiūris toksai, kad gamta miške, mūsų pančioje gamtoje nėra tų tokių menkaverčių organizmų. Reiškia, tavo požiūris yra toksai, kad kiekvienas turi atlikti savo funkciją ir kaip tu ir minėjai, grįžkime iš vis prie to, kad visi tie procesai, visi tie užkariavimai Steveno Spielbergo siaubo scenarijai, kuriuos tu paminėjai, jie yra reikalingi tam, kad mes gyventumėm. Be to, iš principo, ir gyvybės nėra. Ir dabar ten imkime tas mažiausias grandines ir tą visą apykaitos ratą, tai mes visi puikiai žinom, kad ten kažkas kažką, tas suvalgo kažkas kažką, ten išsiskiria CO2, deguonis ir visa kita, žmonija, gyvybė, vanduo ir taip toliau. Be gamtos mes tiesiog negyventume tame tarpe ir be ten vykstančių procesų. Tai, mes labai norime tvarkyti tą gamtą, bet pati sakai, kad jos nereikia tvarkyti. Kai mes įsigijom sodybą su mišku, aš iš karto ėjau į ūkininkavimo kursus, ten buvo ir tiesiog norėjau tapti ūkininkė ir ten buvo miškininkystės paskaitos. Ir aišku, galbūt ne ta pakraipa, galbūt jeigu aš būčiau ėjusi aplinkosaugos, galbūt kitokios tos paskaitos būtų, kadangi aš ėjau į ūkininkavimo, tai aš ir gavau kaip ūkininkauti miške paskaitas. Miškininkystės paskaitų tema buvo visą laiką vien tik tai kaip ugdyti mišką,
kokie medžiai yra menkaverčiai, kokie krūmai menkaverčiai, kaip reikia, kada ir kaip iškirsti ir kad tas miškas augtų mums ateityje, kuris atneš daugiau pinigų. Tiesiog, kad tai būtų greičiau pasiekta, kad jisai užaugtų brandus, nes kada yra išvalyti tie pagal miško pramonės atstovus menkaverčiai medžiai, tai tada tiesiog kiti greičiau gali augti, jie neužgožiami. Bet čia eina kalba apie tai, kad vystyti tą miškų kirtimo pačią politiką, medienos pramonę. Tai yra požiūris tik tai, jeigu mes norėsim ateityje iškirsti mišką. Ir taip tada, jeigu toks tikslas yra turint mišką, tai tada yra logiška jį ugdyti ir tada tiesiog greičiau per žmogaus amžių užaugs toks brandus miškas, stori medžių kamienai, kad jau būtų galima juos kirsti ir daugiau gauti iš to pinigų. Bet ten tikrai pasigėdau kažko tokio apskritai kalbėti apie bendrą miško ekosistemą ir kas tai yra tie visi, kad ir menkaverčiai medžiai. Gamtoje menkaverčio, kaip jau paminėjai, nėra. Visi yra reikalingi dėl to, kad tai yra tiesiog visi vienas nuo kito priklausantis. Ir jeigu mes neaugdysim, tai mes tiesiog galbūt per savo gyvenimą, nes žmogus gyvena trumpai palyginti su medžiai, su mišku, ir per savo gyvenimą galbūt mes nepamatysim tokios girios, kaip mes, tarkim, galėtumėm ją įsivaizduoti su storais medžiais. Dažniausiai, tarkim, Belovežo giria yra dabar ta seniausia Europoje žmogaus neliesta giria. Kur jinai čia? Jinai yra Lenkijoje ir Baltarusijoje dalis, bet aš buvau būtent Lenkijos dalyje. Ir ten galima labai aiškiai susidaryti įspūdį, kas tai yra tokia sena giria. Jeigu mes įsivaizduojam tokius labai storus kamienus medžių, tai ten visai ne, ten atrodo jie nestori, tiesiog paprasti medeliai, bet jie turi daug amžiaus, jie tiesiog augo vienas su kitu konkuruodami, ten buvo daug visko, kaip, tarkim, jeigu mes iškertam mišką ir kas po jo atauga. Tai atauga toks vos neįžengiamas šabakštynas, atrodo. Jis labai būna užžėlęs, net sunku praeiti. Tai taip natūraliai miškas ir auga. Tiesiog jisai auga per daugybę metų. Pirmiausia, toj piktžaizdėj, kur yra iškirstas miškas, užauga vienos rūšys, kurios tiesiog greičiau auga, bet jos ir greičiau, tarkim, išlūžta, sutrešta. Vėliau užauga jau tie tokie stipresni medžiai, kaip ten ąžuolai ar kažkokie ilgaamžiškesni medžiai. Bet jiems kad medis būtų stiprus, kad jo, pavyzdžiui, netaip paveiktų kokios nors audros, tai jam reikia to tokio bendrystės, tokios augant bendrai su visais. Tokia sistema savo turi susikurti. Taip. Ten tada ir mažiau, nežinau, gaisrų kils, ar ten audros mažiau juos išvers. Ten kažkada skaičiau straipsnį palyginimą, kiek, tarkim, ugdoma miške ir leistam tokiam pačiam ataugti, tokiam, kaip aš vadindavau anksčiau, ir po tų savo miškininkystės kursų ilgą laiką galvoju, kaip čia būtinai mes turim ugdyti savo tą kirtavietę. Man buvo kaip įdiegę tą, kad aš būtinai turiu čia viską prižiūrėti. O paskui pradėjau skaityti gamtininkų straipsnius, kiek tarkim, paukščių peri, kai miškas yra leidžiama jam ataugti savaime ir kai jis yra ugdomas. Tai ten ženklų skaičiai, kad vienur jų daug, kitur mažėja, jeigu tik tai yra žmogaus įsikišama. Tai kažkaip ir pagalvojau, koks mūsų tikslas yra. Ar mūsų tikslas kažkada ateityje tą mišką iškirsti? Ne, mūsų tikslas yra ten tiesiog gauti tokio peno sielai, pailsėti, įsikrauti. Ir tai labiausiai įmanoma būtent tada, kada mes vaikštam po tą tokį gyvą mišką, kuris tvarkosi pats savaime, tarkim, treštantis medis irgi ta negyva mediena, jinai
toli gražu negyva, ten tampa dar, kaip girdėjau palyginimą, kad negyvoji medienoje gyvų ląstelių yra dar daugiau negu kad, tarkim, gyvoji medienoje. Ką tai reiškia? Nes ten pradeda gyventi visokie kitokie mikroorganizmai. Taip. Ir jų yra tiek daug, kad ten tiesiog tokia koncentracija. Tai kaip jeigu žmogus šitą medį pašalintų, tai iš karto miškas kažko netenka. Taip ir, tarkim, vabalai, kai kurie išnyksta dėl to, kad labai vertingas, tarkim, nuvirtęs ąžuolas ir niekas nenori nuvirtusio ąžuolo tiesiog palikti sutrešti. Dar net ir mūsų draugai, kai mes pasikviečiam į sodybą ir pamato, kad čia dabar audra praėjo Lietuvoje didžiulė ir pas mus irgi labai išvartė medžių. Ir jie, tai kiek čia dabar turit jūs malkų. O mes sakom, ne, mes paliksim. Ir jie nesupranta, tai kaip jūs paskui pirksit tas malkas, tai kur čia kokia logika? O logika tokia, kad yra tie miškai, kurie specialiai auginami malkoms, jie yra tos plantacijos vadinamos, kurie yra ugdomi ir jie, ten tos bioįvairovės didelės nesurasi. Tai čia kaip ir okei šiuo atveju, ne? Tiesiog yra speciali paskirtis, mes auginam medieną į malkoms. Nes žmogus negali be medienos, mums jos reikia, tai yra kaip ir būtinybė tokia. Tai visada tokia buvo per ištisus amžius. Taip, tai mes tiesiog geriau jau, aš taip įsivaizduoju, imti tą medieną iš tokio miško, o šitą medieną, kuri jau gali likti tokiam miške, kuris tarsi taps židiniu tos bioįvairovės, ją čia taip ir palikti, jinai taip sutreš, bet tai nebus praradimas, nuostolis koks nors, ar mūsų tiesiog kitas tikslas yra. Bet tai yra labai toksai minorinis požiūris, ar sunku šiuolaikinėme gyvenime gyventi, turint tokį įsivaizdavimą apie gamtą, kitokį, kuomet tikrai, kaip sakai, atvažiuoja draugai ir nesupranta. Ir, kaip sakyti, aš spėju, kad jeigu aš paklausčiau pas pačios, sakykime, ne pas tavo buityje, aplinkoje, aš spėju, irgi labai nemažai yra sprendimų, kurie yra tokie palankus gamtai. Aš taip tikiu, nežinau, gali pasidalinti. Ir irgi, kaip sakyt, tai tampa išskirtinai. Ir ar sunku su tokia filosofija ir su tokiu požiūriu gyventi? Ar gauni daug strėlių? Turbūt gal dažniausiai, kai būna žmonės atvažiuoja ir taip jau trinasi rankas, čia mes talką norim padaryti, tas medžius sutvarkyti. Ir mes taip, ne, mums nereikia jų tvarkyti. Tai tik tai toks. O šiaip tai labai kažkaip gal mano aplinkoje tokie visi supratingi žmonės, kad jie, nežinau, palaiko, supranta, kodėl. Galbūt dėl to, kad mes patys, kaip ir pristatėjai, kad nesu fanatiška, kažkaip aš neinu ir kitiems ten su pirštu negrumoju. Taip, tai jeigu, aš taip įsivaizduoju, jeigu pati labiau tą daryčiau, tai gal ir atgal gaučiau, labiau stebėtų mane, nes aš anksčiau daugiau rašydavau apie ekologijos, būtent kaip gyventi ekologiškiau temas. Ir tada labai daug gaudavau tokio, kad čia nenaudojat chemijos namie, bet valgot mėsą. Ar ten dar, tokio puolimo visą laiką būdavo, tai man atrodo, mes tie žmonės, kurie, tarkim, domisi gamta, stengiasi, kad būtų jų gyvenimas tvaresnis, mes vieni kitiems nesam priešai, mes vieni kitiems esam bendrininkai. Ir galbūt vienam išeina, nežinau, neturėtų automobilio, bet vaikščiot visur. Taip. Kitam tas neišeina, bet jisai, pavyzdžiui, nevalgo mėsos. Ar ten dar, kažkur kiekvienas žmogus gali daryti truputį kažką, kur jisai gali, ir tai jau bus daug geriau, negu jisai visai nieko nedarytų. Ir čia tada pult, kad, tai kodėl tu taip ir taip darai? Ten, žiūri, kad ten nebūtų atliekų kažkokių, bet valgai tą mėsą. Tai, man rodos, taip nereikia. Jo, gerai, Aušvyda, žiūrėk, tu vis tiek jau tokia, kaip sakyti, esi truputį pažengusi, jau tu ten stebi procesus, mes irgi apie juos dar truputį aš galbūt vėliau prie jų grįšiu, kad sakykime, kokie ten tavo dabar, kaip tu į visą tai žiūri, gal tu turėjai jau kažkokių tikslų, ar vis dėlto tai yra tavo toksai, kasdienis vis naujas nuotykis, kurio tu niekada neplanuoji, bet
tavo jau kažkokie yra ir žinios, tu ten ir su orientologais bendrauji, ir ten tavo jau kažkokia patirtis visai kitaip ir tas požiūris. Kaip paprastam žmogui, vat gerai, jisai eina į tą mišką, jisai eina kažkur, arba gerai, jis dabar pasiklausys iš tos tinklaudės ir jisai išeis. Kaip jam pradėti stebėti, nuo ko yra paprasčiausia? Imkime mūsų, galbūt net nežinau, gerai, mišką reikia gal pavažiuoti, surasti, bet irgi mes turim šiaip iš tikrųjų Vilniuje pakankamai daug tos žalumos. Ar tai yra parkas, ar tai yra miškelis. Kokie būtų tavo patarimai, kaip jam praplėsti patirčių lauką, keliaujant pasivaikščioti į mišką su šeima? Ir pavyzdžiui, ar jisai turėtų eiti į tą gilų mišką, kaip tu pavadinai, nes tikrai baisu, visi prigazinti, ten erkė, ten užpuls kažkas ir panašiai. Man čia taip juokingai kalbi ir aš galvoju, sakyt, pasiekit mane, nes čia iš tikrųjų nejuokinga, bet žmonės matydami tuo, kuo dalinuosi, jie pradeda matyti patys daugiau. Tiesiog dėl to, kad jie sužino, kad tai egzistuoja ir jie tada pradeda matyti tiesiog eidami, nesvarbu, kur jie eina. Ar jie Vingio parke, ar jie kažkur miške prie sodybos, ar giliam, ar negiliam. Tiesiog visų pirma reikia žinoti. Labai atsiprašau, pertrauksiu. Gal tada prieš tai, kaip tu dabar pratęsi savo mintį, nepamiršk jos, gal iškart išsklaidom baimės žmonėm. Dėl erkių? Dėl erkių ir dėl langių ten. Aš kas daugiau gali pas Lietuvoje išpult. Kažkokias baimės, kad kas gali tykoti ir ko nedėrėtų bijoti, arba kaip pasirūpti. Ir tada pratęsi tą patirčių praplėtimą. Taip. Erkių. Jų bent jau šią vasarą buvo labai daug. Tikrai ypač nimfų kažkodėl, kai jos yra tokio mažumo, kad net sunku pamatyti. Pamatai tik tai jau, kai būna įsisegus, nes tiesiog kutena. Ir paimi kasytis ir pamatai, ir net jinai labai lengvai ir nusikaso, ir tu gali net ir nesuprast, kad ten erkė buvo, nes tiesiog naktį pasikasysi. Nimfa padinas. Taip, tai aš galiu tik pagazdinti, šitaip sakydama. Buvo beprotiškai daug, bet nežinau, kažkaip man taip atrodo, kad kuo daugiau tu būni toj gamtoj, tuo tu labiau prie to pripranti ir tiesiog nebegazdina. Mano sesė atvažiavo pas mus į sodybą vasarą ir dukrytė įsisegė vieną erkę, tai irgi galvojo, kaip čia bus, truputėlį tos baimės buvo. Ir man jau taip, mums tiek tų erkių įsisega. Bet to priemonės kažkaip naudoja, specialiai antierkinės? Aš kažkaip nemanau, kad ten būtų labai veiksminga. Veiksmingiausia, ką padaryti, tai tiesiog einant į mišką susikišti kelnes į kojines, nes jos tada tiesiog kyla viršun ir kol ropoja drabužiais lengva pamatyti. Mačiau, buvo grybautojų šią vasarą labai anksti mūsų miške buvo grybų, baravykynas visiškas didžiulis, tai vieni žmonės kaip ateiviai vaikščiojo pilnai balti ir net su kapišonais tokie atrodė. Nuo COVID laikų gal įsisaugė tos kombinezonus dar. Tai sako, kad ant šviesos tiesiog tos medžiagos erkės labiau matosi, tai aš manau, jie čia vaikščiojo dėl to, taip mes šitaip nedarom, aišku, gal ir visai neblogas variantas. Bet ką tiesiog būtinai padaryti, tai grįžus geriausia, aišku, jeigu yra galimybė persirengti drabužius, tuos drabužius, su kuriais buvo miške išpurtyti arba įdėti netgi skalbti. O jeigu tokios galimybės nėra, tiesiog kažkur toliau nesvert kažkur ant lovos, kur paskui bus miegama. Ir apsižiūrėti, prieš miegą apsižiūrėti, dėl to, kad erkės jos vaikšto ilgai, jos nėra taip, kad jos kaip uodas tik nusileido ir jau segasi, jos ieško savo ten tos minkštesnės, skanesnės vietelės ir galima jas aptikti ropojančias. Ir jeigu vis tiek mums buvo tų atvejų, kad įsisega man, vaikams ir man vis tiek nejauku, nes Laimo liga nejuokas, nuo encefalito mes visi pasiskiepė. Taip. Laimo liga, jeigu uždėlsta, tai irgi gali būti ten labai negerų dalykų. Tai mes tiesiog, kai būna tie profilaktiniai pasitikrinimai kraujo, kas metus jie privalomi, neprivalomi, bet reikėtų juos daryti, mes juos taip ir atliekam, tai visą laiką susimokam papildomai, kad atlikti tą Laimo tyrimą. Ten du papildomi tyrimai, jie mokami, bet pasidarom ir ramu. Taip. Nes jeigu ten jinai būtų, tai tiesiog tada pageria antibiotikus išsigydai, o jeigu jau būtų uždelsta, tada jau nebegerai.
Ja, tada negerai. Na gerai, berkiu dar kažkas mus gali ten užpulti mešką? Ne, visa kita, ten nežinau, būna, man pačiai galbūt būtų nejauku susitikti su šernais, nes ten yra tas toks mąstymas, kad jie galbūt ten gali pult, kartais ir būna tokių atvejų, bet aš pati, nežinau, man rodos, kad visi gyvūnai labiau bijo paties žmogaus negu žmogus jų. Ir jie visą laiką užuodę žmogų, išgirdę žmogų, pirmiausia bando pasislėpti patys. Nebent yra visiškai užklupti iš netikėtai ir tada jau kažkaip ginasi. Jeigu mes vaikštom pakankamai garsiai tuose miškuose, visi gyvūnai pajuta mus pabėgs. Taip. Laukinės bitės? Kažkaip tiek, kiek vaikštų miškuose, nesusidūrus. Esu susidūrus, kur ten kamanės tokį lizdelį susisukia ant žemės, bet bičių nežinau. Tai jos nepuola tiesiog šiaip, jos nebent jau mes ateitumėm ir ten daužytumėm jau tą namelį, o šiaip tai jos gyvena taikiai. Na jo, iš tiesų, čia mes jau taip, jau labai radikaliai nuėjom ir čia apie gyvybę įgrėsinčius pavojus, bet galų gale taip reikia jau ir paieškoti nuotykių, jau tikrai reikia labai giliai lysti ir jau ten reikia pametus galvą, viskas jau dabar va bankai, taip nebūna, mes vis tiek susiruošėme, einame šiek tiek laisvesniais, atsargesniais takeliais, o tie, kurie jau brenda gilin, jie galbūt yra ir panašesni jau užvydo labiau, kurie drąsesni yra, siela stipresni ir panašiai ir jau kitaip truputėlį žiūri. Manau, prie to irgi pribręstume mes. Tai gerai, tai dabar grįžkime prie tų naujų atradimų ir patirčių, ką galima išvelgti einant į mišką, arba susiruošiant šeimai, žmonėms, nuo ko pradėti, ką pastebėti, kas įdomu yra, pirma mintis kokia, arba antra ir trečia. Tai pastebėti galima, ką tik nori. Dabar išėjus į lauką, net sėdant čia dabar į mašiną, pasižiūrėjau voratinkliai kieme tiesiog, prieš mūsų namą stadionas yra ir visa žolė taip tokiais lygiais voratinkliais nuklota. Ne kokiais tinklais, kurie gaudo muses, bet tiesiog pavienės gijos. Ir tokį pastebėjus galima iškart kelt klausimą, kodėl? Kodėl yra kažkas kitaip, negu pavyzdžiui, esi įpratęs matyti? Kodėl čia dabar tos tiesios tokios gijos? Ir ieškot atsakymo. Radus atsakymą, supranti, kaip čia įdomu, kas čia vyksta. Šiuo metu, dabar jau gal į pabaigą, bet rudenį vorai ima keliauti, o voras kaip jisai keliaus. Toks mažiukas, tai jeigu jisai bandys nueiti kažkur, tai jisai tus kiek užtruks laiko, bet tokie vorai, kur jie nei turi sparnų, nei, atrodo, visai turėtų gyventi sėslų gyvenimą, bet galima aptikti juos 1000 kilometrų nuo savo gimtosios vietos. Kaip taip gali būti? Dėl to, kad jie skraido. Dėl to, kad neturėdami sparnų, jie sugalvojo būdą, kaip kitaip skraidyti, jie pasidaro iš savo šilko gijų aitvarus tokius, kurie kilsteli juos į dangų ir būna vorai skrenda sutinkami, kada įmami mėginiai atmosferos ten 5 kilometrų aukštyje ir voras pakliūna, nes jisai ten skrenda. Rimtai? Taip, rimtai, čia yra seniai žinoma šitas dalykas, kad vorai skraido, tik tai gal net taip seniai išsiaiškinta, kad tiems skrydžiams padeda dar ir Žemės elektrinis laukas, nes anksčiau buvo manyta, kad jie skraido tik tai pasitelkdami oro srovės, kad ten jeigu vėjas, kažkokie šaltesni gūsiai ir jie pagal tai skrenda, bet mokslininkai atliko tyrimus, kada vorai buvo tokioj uždaroje erdvėje, kur nėra jokio vėjelio, jokių oro srovių, tiesiog padidino elektros lauką toj vietoj ir pamatė, kad vorai tada kyla aukštyn į kažkokią atviresnę vietą. Tai jeigu pievai tai yra kažkokio žolės stiebelio, jie atkiša savo pilvelį, nes pilvelio apačioje yra tokios karputės, iš kurių jie leidžia savo voratinklius. Tai ne kaip Spidermanas čia šaudė, ten, jeigu būtų taip tikroviškiau padaryta, jisai būtų tokios iš komiškos vietos šaudęs, nes ten jie atkiša tą pilvelį tiesiog aukštyn
ir ima leisti šilko gijas. Jos būna ne viena, daug išsisklaido toks spektras tų šilko gijų ir jas pagauna. Arba vėjo gūsis, arba tas elektrinis laukas kilsteli, kaip kad, pavyzdžiui, patrintumėm balioną į plaukus ir plaukai pakyla. Taip ir jų tas šilkas, jisai pakyla ir jeigu jiems užtenka to lauko ar vėjo gūsio, jisai tada tiesiog išskrenda ir gali skristi toli. Pirmasis gamtininkas tai aprašė Darvinas, kada jisai plaukė 100 kilometrų nuo sausumos nutolusių laivų ir jisai tiesiog pastebėjo, kad ant to laivo denio ėmė leistis vorai. Ir jie ten kažkiek pailsėdavo ir vėl pakildavo ir išskrisdavo, taip tiesiog čia plaukia jisai visur vanduo, vandenynas, o jie tiesiog išskrenda kažkur vėl tolyn. Negaliu patikėti. Tai žiūrėk, dabar aš tokį labai gražų vaizdą susidariau. Mes pradėjome nuo to, kaip tu gali kažką tai pastebėti ir kaip tavo akiratis prasiplečia. Tu eini ir pastebi kažkokius tai tinklelius. Taip, kažką, kas yra kitaip. Kodėl? Klausiu, kodėl. Uždedi klausimą, kodėl, pradedi domėtis ir atrandi, kad tie vorai skraido už 5000 kilometrų galų galiausiai. Nu, gal ne 5, aš nežinau, bet ten 1000 kilometrų jie nuskrenda. Aš kaip pavyzdį sakau. Ir tu sužinai nuostabų faktą ir istoriją ir tu gali tuo dalinti su vaikais, su jaunimu. Su savo šeimos nariais, prie stalo nauja tema atsiranda. Taip, ten padarom bandymus visokius su balionais, kaip ten skraido maišelis plastmasinis virš jo. Ir labai įdomu, iš tikrųjų, ir daug dalykų tada, nežinau, pavyzdžiui, kažkada mama man jau žinodama, kad man visokie tokie dalykai patinka, parodė auksakės tokius vabzdžius, kad jie labai gerai sodininkam, mano mama labai daržininkė, ten jai svarbu irgi ekologiškas tas ūkis, kad nebūtų ten chemija purškiama, tai domisi visais tais tokiais ekologiškais, biologiniais ginklais prieš visokius amarus ir auksakės yra labai turi, jų lervos yra labai rajos, kaip ir boružėlių, jos ten labai daug suryja visokiausių amarų ir kitų sodo kenkėjų, nes jos tiesiog, joms reikia taip daug maitintis. Ir dėl to sodininkai būna tiesiog specialiai perka jas kaip tą biologinį ginklą prieš amarus. Ir man šitą parodė, aš perskaičiau, buvo labai įdomu, paskui miške vaikštau ir žiūriu mažytis kiaušinėlis. Bet tas kiaušinėlis ant siūlo pakabintas. Ir man taip iš karto, kažką aš ten kažkada skaičiau, kad ten auksakės, rajos tos lervos ir ten tada ta mamytė, saugodama savo vaikučius, kai deda kiaušinėlius, juos pakabina ant siūlo, tam, kad pirmasis išsiritęs nesuvalgytų savo brolių ir sesių. Dėl to, kad kai pakabinė ant siūlo, tai jisai tiesiog jų nepasiekė. O jeigu jisai išsiristų tarp kitų, kurie šalia sudėti, kaip kokie drugeliai deda vieną šalia kito, tai jisai juos visus ir suvalgytų. Ir aš atradau tą mažučiuką, tą kiaušinėlį ant siūlo kabantį, tai, fantastika. Man tai suteikia tiek daug. Aš nežinau, kokie ten laimės hormonai būna. Serotoninas, dopaminas, endorfinai. Sakysi, dopamino lengviausiai išdėti. Man tai tiek daug suteikia. Atrodo, tiesiog atradau kažkokį vieną kiaušinėlį, bet aš jau žinau tą visą istoriją. Ir man yra labai smagu tą pamatyti savo akimis. Ne tiesiog kažkokią nuotrauką, o aš pamačiau tą savo akim. Ir visai dienai tada ten būna, nežinau, atrodo, milijoną laimėjau. Taip. O gerai, kas dar? Įdomus labai tokie pasakojimai. Gerai, mes apie ten pakalbėjom apie vorus, tokį įdomų faktą. Gerai, ką dar iš patirties Aušvyda gali papasakot, kas tu, tokia fainas scenarijus toks įvyko, tu nuėjai, pamatėjai, pasidomėjai, išsiplėtė ir visas filmas susikūrė. Dar apie tiesiog prie balos buvom su vaikais ir aš pasakoju, čia yra apsivų lervos pasidaro savo namelius. Kas apsivų? Apsivos yra vabzdžiai, bet jie kaip vabzdys jau skraidantis su sparniukais gyvena labai trumpai, jau jų ten gyvenimo tikslas tik tai susiporuoti, padėti kiaušinėlius ir jie tada jau nugaišta. O ilgesnį gyvenimo laiką jie gyvena kaip lervos vandenyje
Ir tos lervos, minkštas kūnas jų, jos, kad save apsaugotų, jos savo nusisiuva, dėl to ir apsiuvos, apsisiuva aplink save namelį. Ir tie nameliai būna, aš dar iš vaikystės atsimenu, kad mes ir žvejodavom ant jų, ten traukdavom iš tokio kažkokio šiaudelio, dažniausiai vaikystėje rasdavau šiaudelėje tas apsiuvas. Ir aš kažkaip tik tai tokius buvau prisiminus, o dabar žiūrime su vaikais į balą ir aš ten matau ir ten iš lapelių suklijuotas namelis, kai tie lapeliai taip taisyklingai, gražiai apvaliai apkramtyti ir taip suklijuoti, viduj ten gyvena ta lerva. Ir dar kažkokie, vat, kaip sakiau, šapeliai ir iš spygliukų toks ežiukas suklijuotas, kad labai įvairūs būna ir vieną pamačiau, taip fantastiškai atrodo, iš mažyčių tiesiog smėlio kropelių, iš tokių mažiukų akmenėlių, ten net būna prilipdo kokią nors visiškai miniatiūrinę kriauklytę moliusko. Ir jos pasidaro savo namelį, kad tiesiog galėtų saugiai gyventi, pačios auga tame namelyje, namelį didina, jo visą laiką galas būna šiek tiek siauresnis negu ten, kur jau galvytė yra. Ir pradėjau tada, šiaip vaikams pasakot, kad čia jos taip pasidaro, pradėjau skaityti apie jas, sužinojau, kad kažkoks tai menininkas buvo padaręs bandymą, kad tiesiog ar tos apsiuvos iš bet ko suklijuos, ką jos randa, tą ir klijuos, tai jis joms ten davė visokiausių aukso drožlių, tai ten tos perlus priklijavo aukso drožlės į savo namelius, ten meno kūrinius sukūrė. Ir galų gale priskaičiau iki to, kad šitos apsiuvos tuos savo namelius klijuoja po vandeniu. Tai reiškia, jos yra sukūrusios kažkokį tokį dalyką, kurio žmogus nemoka, dėl to, kad mūsų klijai, kuriais mes klijuojam, jie klijuoja labai gerai sausumoje ir tada tu jau gali merkt po vandeniu, kai būna išdžiūvę, jie laiko, viskas tvarkoja. Bet po vandeniu žmogus dar negali klijuoti. Drėgmėje mūsų nėra dar sukurta tokių klijų, kad jie klijuotų drėgmėje jau. O apsiuvos tą moka. Tai jeigu žmonės įmins šitą myslę, tai ir medicinoje koks didelis lūžis bus dėl to, kad žaizdas bus galima tiesiog klijuoti. Dabar viskas yra siūnama. Žmogaus organai ne visi gali būti susiūti, kažkurie labai trapus būna. Tai jeigu, tarkim, įmintumėm tą jų myslę, visai kitaip patys žmonės gyventų. Ir žmonės šiaip labai daug yra tų visokiausių pritaikę, išsiaiškinę, kaip gyvūnai elgiasi, kaip jie vieną ar kitą kažkokį dalyką turi tą tokią supergalę ir paskui žmonės irgi patys tą taiko. Laumžirgį stebėjo žmonės, paskui sukuria droną irgi, kuris gali pirmyn atgal skristi visom kryptims, staigiai pakeisti kryptį. Tai irgi tiesiog stebėdami gamtoj esančius. Tiesiog, jeigu dar grįžti prie to, kad kaip daugiau pastebėti, tai pirmiausia, aišku, geriausia žinoti, pradžioj pradėti nuo to, kad ar kažkokią knygą paskaityti, ar kaip pasakiau, kad mane pasekti, nes tiesiog daug idėjų gali pamatyti žmogus. Lervyčių, mažyčių, vikšriukų, ten neaiškių, ten... Ir tiesiog tada žinotų, ko ieškoti, ką pamatyti, ką įmanoma pamatyti, kas yra mūsų Lietuvoje. O paskui jau tiesiog savaime tolyn žmogus pats atras daugybę dalykų, aš net nebejoju daugiau nei aš atrandu, tiesiog jeigu užsikabins ir norės dar čia toks, kaip, nežinau, azartas paskui pasidaro, kad dar. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliečiate prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsėm mūsų pokalbį. Aušvyda, dabar iš karto asociacija, man visą tai, ką tu pasakai, tai yra tarytum kažkoksai žaidimas ir labai fainas laiko leidimo laikas ir man asociacija pirma yra vaikai. Ir su vaikais, galbūt mūsų ne visi žiūrovai turi vaikų, bet
vaikų integravimas į šitą reikalą dar net yra opesnis ir aktualesnis, nes vaikai apskritai atitrūkia nuo tos gamtos šiais laikais, nes nereikia nieko, apart telefono kitąsyk, namų aplinkos, televizoriaus arba ten, nežinau, gerai, ten draugai gali būti, bet gamta tampa toks jau, retesnis reiškinys, nes sutiksi su manimi, jau pamatyti vaiką žaidžiantį lauke, leidžiantį griname ore, kas gali po to nuvesti į miškelį, statytis namelius miško ant medžių ir taip toliau, jau yra pakankamai retas dalykas. Tai aš iš savo vaikų, tai atneša atėnę ten kokią varlę namo, žinai, parodo, ar į kokį stiklainiuką pagavusi ten kokį vabzdį ar kokį vabalą, žinai, parodo, tėti, žiūrėk, kas čia nais yra, mes čia su Laurynu ten radom arba dar kažką tai ar ten ant kokio šiaudelio, žinai, pasimeikto dar kažkokį ten vabžduką. Bet vaikams čia turėtų būti be galo įdomu ir man iš karto asociacija pirma, ką aš irgi esu matęs ir tavo socmedijai, pas tai toks yra tas highlightas vadinamas pavadinimu sprogdinimai. Ir šioje vietoje labai faina, nes gamtoje yra labai daug dalykų, kuriuos tu gali susprogdinti, iš kur išeina visokie kabutėse vadinami bezdaliukai iš augaliukų ten ir panašiai. Kaip ten su tais faini tokie dalykai gali vaikus pritraukti, ne? Bet kaip gerai pastebėjai, nes iš pradžių norėjau sakyti, kad žinok, man yra daug įdomiau surasti dalykus negu mano vaikams, dėl to, kad aš jau žinau, kad tai yra wow. O mano vaikam tai yra taip savaime suprantami dalykai, nes jos auga su manim, kai aš jas vedžioju ištisai miškais. Mergaitės tavo. Taip. Ir jos tiesiog taip pripratusios, kai aš atrandu kažką ten man, žiūrėkit, kaip čia viskas yra įdomu. Jos, pasižiūrėt, dar vienas kažkoks dalykėlis. Taip. Bet paskui aš po kažkiek metų pamatau, kad jos vis dėlto tą dalyką atsimena, tai joms užsifiksuoja, joms įsimena. Nėra taip, kad aš ten tuščiai kalbu, kaip kartais man atrodo, kad joms čia visai neįdomu. Tai reiškia, kad gali pradžioj pasirodyti vaikam neįdomu, bet vis tiek po tavo kažkokių remarkų, pasakojimo įsimena vaikai tos dalykus, ne? Įsimena ir būna, kad po, nežinau, metai laiko praeina ir man pakartoja. Ir aš net nustembu, kad ar aš tikrai šitą sakiau, ar čia iš kur jinai jau čia šitą žino, pasirodo, kad taip, matyt sakyta, nes dar kai neina į mokyklą, tai tik tai kol kas žinios iš manęs. Bet sprogdinimai, tai turbūt tikrai nieko nepalieka abejingo ir vaiką lengvai galima sudominti, o gamtoje tikrai labai daug visokiausių sprogstančių dalykų. Sprogdinimai čia kabutėse, be jokios abejonės, mėly žiūrovai, bet tuojme Aušvydavo pasakos, kas tai yra ir kur jų ieškoti. Tai dažniausiai, aišku, visi žino tuos grybus pumpotaukšlius, juos bezdukais vadina. Bezdukai prisiminiau ir aš iš vaikystės. Kur bezdaliais dar visai įvairiai. Kiekvienas kraštas turi savo pavadinimą. Ir juos tada sulaukus tinkamo laiko, dabar jau jie sproginėja, tiesiog jie taip dauginasi, jie taip, tokia jų strategija, jie ir laukia, kad juos kažkas užmintų, kažkas paspaustų, nes jie pasidaro tokį balionėlį ir skylutė viršui būna jau, kai jie subrandina visas poras, o viduj tokia kaip, tarsi kokia kempinė būtų, kuri laiko daug savyje sporų. Ir jeigu mes staigiai jį suspaudžiam, tai iš tos kempinės iššauna toks fejerverkas šitų sporų debesėlis toks didžiulis. Taip. Tai šitas vaikams visą laiką labai patinka, bet tokių yra dar daugiau, kaip pavyzdžiui su grybu gali atrodo pabendrauti, kada pavyzdžiui pavasarį yra vieni pirmųjų grybukų tokie raudonos taurelės, pasimato jos anksti iš po sniego. Ir jos, kai jau būna pasiruošusios, vos tik kai pasimatė, dar nebus greičiausiai subrandinusios sporų, bet jau vėliau, kai jau šyla oras, tai jas papūtus, jos pajunta vėjo gūsį ir supranta, vėjas, man dabar toli nuneš sporas. Ir jos irgi iššauna tas sporas. Tai nereikia nei suspausti, nei užminti nieko, o tiesiog papūsti. Ir matai atgal, kaip tau grybas papučia. Man tai kažkoks, nežinau, toks nerealus atrodo dalykas. Atsakymas, ne? Taip, komunikacija. Čia koks pavadinimas? Ta pirmoji bezdaliuką priminkit, kaip vadinasi? Pumpotaukšlis. Pumpotaukšlis, o šitas antras? Austriškoji plačiataurė. Austriškoji plačiataurė. Plačiataurė, tiesiog jinai raudona taurelė būna visai nemaža, kartais net viena buvo
pusės mano delno dydžio užaugus, tai ten jau buvo didžiausias fejerverkas. Tai tokius dalykus, jie ne tik vaikus įtraukia ir suaugusius, arba net tos pačius kiškio kopūstus. Mes visi žinom kiškio kopūstus, visi esam ragavę. Vaikystėje, kaip skanu. O ar žinojai, kad jų sėklos irgi iššaudo, jeigu jie užaugina ant tokio aukšto kotelio, tiesiog tokį, labai panašiai kaip mano rankos atrodo. Kokonėlį tokį. Ir jame yra sėklos ir jeigu mes jį taip paspausim, tai jos viena po kitos iššaudo. Jeigu nufilmuoji sulėtintai, ką mūsų telefonai šiais laikais gali, mūsų akis taip greitai nepamato, telefoną gali slow motion padaryti ir paskui matyti, kaip jisai tiesiog užsitaiso tą sėklytę, įsistato ir paskui sušauna. Bet žiūrėkit, kiškio kopūstus tai jau tikrai visi žinot, aš net nebejoju, tai jau eikit ieškoti, jeigu Dabar jau beveik visi iššaudė, o pumpotaukšliai. Pumpotaukšliai. Jeigu pumpotaukšlius gali dar truputėlį, kaip sakoma, pasiieškoti internete kokioje knygoje ar kažkur tai, bet kiškio kopūstus tai jau. O kada jie čia šaudo kiškio kopūstai čia? Dar net ir šį savaitgalį dar vieną tokią užsilikusią esu mačius, bet aišku, daug ten geriau, kokie 2 mėnesiai atgal jie buvo ten daug labiau šaudę. Tai aišku, tos sėklytės ten mažutės, bet vis tiek tai yra, įdomu, aš nežinau, labai. Aušvyda, ką galima iš miško parsitemti į namus ir auginti, žiūrėti, stebėti, kas gali įvykti kaip koksai nors socialinis ar nesocialinis gamtos gyventojų eksperimentas kažkoksai. Tai ką tokio galėtum patarti žmonėms, kuriems būtų irgi fainai traukti ir visą šeimą, arba galbūt patiems kažkaip užsiauginti kažkokią gėlę, tarkim, arba kvapą skanų į namus? Tai dabar šį savaitgalį auginom poniabudę. Tai yra grybas, jisai pirmiausia pasirodo tokia kiaušiniška forma, tarsi toks iš žemės iškyla, toks kaip mėnulis baltas, toks, bet jisai galima iškart atskirti, kad tai yra kitas grybas, ne kaip ten. Netradicinis mūsų toks išvaizdos grybas. Nes jisai palietus toks jaučiasi viduj glitus, kad jisai apgaubtas tokia plėvele, o po ta plėvele kažkas ten glitaus lidaus. Ir kai pajunti, kad čia tas toks minkštas, jį gali parsinešti namo, ir juos renka dėl ten kažkokių tai medicininių savybių, žinau, kad juos daro su užpilais visokiausiais. Aš į šitus dalykus nelabai gilinuosi. Apskritai medicina labai mėgsta įvairiausius grybus naudoti visur. Čia ta tradicinė medicina, tai čia jau palikim šitus komentarus specialistams. Aš žaidžiu su šitais. Mums patinka juos auginti dėl to, kad tas grybas, jisai labai greitai užauga. Jisai iš to kiaušinio išsiveržia ir labai staigiai auga. Tu tiesiog gali, taip gal akis paties augimo nepastebės, jeigu nepagreitintas vaizdas, bet pasižiūrėjus prieš 15 minučių ir dabar akivaizdžiai matysi skirtumą, dėl to, kad jisai užaugo tokia falo forma iš tikrųjų. Jisai lotyniškai net ir yra pavadinimas jo begėdis falas, nes jo tokia išvaizda, jisai labai juokingai atrodo miške. Ir iš tikrųjų jo sporų platinimo strategija yra tokia, kad jo sporas ne vėjas nuneša, o musės, nes jos yra priviliojamos siaubingos smarvės. Aš čia papasakau apie skanius kvapus, kaip smarvė reiškia. Ten būna siaubinga smarvė, dvieselino smarvė ir musės labai pritraukia. Jos atskrenda, tada nusiurbia visą tą tokią gličią masę, kuri ten smirda. Ir tada toliau kažkur nuskridusios iškakoja, sporos nebūna kažkaip paveiktos, jos tiesiog su kakučiais patenka po pasaulį plačiau, kur jau tos musės jos nuskraidino. Tai pačioj pradžioj tas grybas jis nesmirda, dėl to, kad viskas gamtoj taip atrodo tobulai sugalvota, kad pradėt smirdėti tada, kada jau jis yra pasiekęs patį aukščiausią savo tašką, kad jisai išlystų, jeigu kokios ten buvo šakos užkritusios ar žolės aukštos, kad jisai tiesiog išlystų, kad jisai labiau matytųsi toms visoms musėms, kad jį labiau aplankytų tas, kas paskui išnešios jos poras. Tai jisai, kol jisai auga, jis nesmirda ir vos tik tai jisai užauga, jis ima
ta masė, ta galvutė, jinai ima keistis, glitėti ir tada prasideda baisi smarvė. Tai jau, jeigu norint tą eksperimentą padaryti parsinešus tą kiaušinį ir stebėti, kaip auga, yra žiauriai įdomu, nebijot tos smarvės dėl to, kad paskui išnešite tiesiog. Taip, o visą tą vaizdą pamatyti, nufilmuoti su timelapsu ir paskui pagreitintai pažiūrėti. Labai įdomu. Tarp kitko, apie technologijas. Mes turime nuostabius telefonus šiais laikais. Ir aš manau, kad tai yra, tarp kitko, technologijos ir gamtos sąsaja galėtų būti labai puikiai, kad mes jūs galime labai gerai išnaudoti. Kaip galima tuos pačius telefonus, kurie turi fantastiškas kameras, kurių žmonės net neišnaudoja, net nemoka nuotraukos kokybiškos ir gražios padaryti su tom labai gerom kamerom. Kaip jas galima išnaudoti gamtoje? Tai tiesiog, kas yra svarbiausia filmuojant, tai svarbiausia, kad nejudėtų vaizdas, stabiliai filmuoti, tas labai kokybė, jeigu norim kokybės, stabiliai palikti tiesiog telefoną filmuoti. Tai kokį trikojį turėti pasirūpinti galima mažutę, ne? Taip, labai padėtų, nes aš tai ten iš papradžių būdavo visaip atremiu į kokius nors šakas susmaigstau į žemę, kad man laikytųsi ten kokį nors gleivūną filmuojant, nes pavyzdžiui, mūsų akis irgi nemato to judesio. Gleivūnai labai įdomus organizmai, jie juda pulsuodami ir to judesio tu nematai, bet atėjęs po 20 minučių matai, kad jis jau nuėjo kažkur kitur. Tas tokie, kaip vaikai mėgsta žaisti su tokiais laimais, tokiais gličiais. Tai kažkas panašaus yra mūsų gamtoj, jie irgi būna labai tokių ryškių spalvų, jie juda ir jeigu mes telefoną pastatom ir tokį pafilmuojam, tai paskui būna labai įdomu pažiūrėti, sakau, ne tik vaikams, tikrai suaugusiems turbūt daug įdomiau vien tik pamatyti, kad čia kažkoks tiesiog glitėsis nukeliavo atpulsuodamas tolyn. Tai svarbiausia tas, kad nejudėtų, o šitas timelapsas... Timelapsas tai yra pagreitintas filmavimas. Taip, aš net nežinau, kaip lietuviškai čia pasakyti. Taip, pagreitintas filmavimas, jisai labai daug parodo mums tai, ko mes nepastebim. Arba, pavyzdžiui, dabar mėšlagrybiai auga. Mėšlagrybį pafilmuot yra irgi labai įdomu, dėl to, kad jisai užaugęs labai greitai sunyksta. Jisai save tiesiog jo sporų platinimo strategija dar kitokia, kad jisai tiesiog virsta skysčių, jis ištirpsta, jis save suvirškina ir jisai, aš esu mačius įvairių jų, kai jisai dar tik užaugęs dar nenyksta, jis tik tai brandina matyti savo sporas, o paskui jau jisai pradeda taip vyniotis į viršų ir po truputį laša lašiukais, tiesiog tą skystį naudodavo anksčiau kaip rašalą, dabar tik tai menininkai turbūt kokius piešinius te piešia. Bet mes galim pamatyti, kad dienos pradžioje jisai buvo dar visiškai gražus tas grybas, nei kiek nesunykęs, o jau vakare tik tai kotelis likęs, o visa kepurėlė jo ištirpus, tiesiog apačioj vos tik tai ten koks pajuodavimas matosi, nes susigeria į žemę. Tai telefoną pastačius, jeigu pas ką nors auga, tie mėšlagrybiai net būna kieme, kad jie užauga. Tai aš tiesiog neturiu, pas mane neužauga, aš vis laukiu, kad užaugtų, nes jie dažniausiai, kur aš sutinku, tai auga prie kokio nors kelio, kur telefono taip visai dienai nepaliksi, nes vis tiek dar svarbu, aišku, ir apšvietimas, jeigu nori, kad gerai išeitų. Tai jau ten labai matytųsi, kad filmuoja ir man taip nepavyko dar prigauti šitą mėšlagrybio, bet labai įdomus turėtų būti tas vaizdas, kai tu matai, kaip jisai tiesiog ištirpsta. Aš bandžiau įsivaizduoti, kaip galėtų paprasti žmonės tiesiog išėję kažkur pasivaikščioti į mišką tokį dalyką padaryti, tą patį gleivūną nufilmuoti judantį ten vėlgi pagreitintų režimu. Tai sprendimas labai paprastas. Jūs tiesiog paliekate telefoną stabiliai, sąmoningai išsinešę, iš anksto truputėlį pasidomėję ir eikite toliau vaikščioti, po to grįžkite, pasimkite saugiai kažkur tas nebus ant tą kelio paliktas telefonas, kad saugumas jam kažkas grėstų, kad kažkas jį pavogtų. Tiesiog galima jį palikti kažkur ir po kurio laiko atėję, pamatę, jūs gausite labai gražių vaizdų, galite susirinkti iš tiesų labai, nes, kaip sakyti, visi tokie fainiai iš tų pačių užsienio ten Discovery kanalų ar kažkokių tokių matomi vaizdai su tais pagreitintais efektais, tai būtent ir yra ten paromis palieka kameras, kad jos
įamžintų ten, kaip žvaigždės per dangų juda, ten planetos kaip Žemė sukasi ir visa kita, ir tuo pačiu ten augalų kažkoksai tai ten pražydėjimas, kažkoksai tai išsprogimas, tai juk yra ten savaitėmis kartais paliekami tie aparatai. O iš manęs patarimas būtų toks, pavyzdžiui, mano telefonas, aš manau, kad jau dauguma telefonų tokių, turi labai gerą funkciją. Tu padarai nuotrauką, tada nueini į galeriją, atidarai tą nuotrauką ir vienu piršto paspaudimu tu jau gali gauti informaciją apie tai, kas yra nufotografuota iš Google platybių. Toks paprastas dalykas. Tai ką noriu pasakyti, kad vėlgi, jeigu jums yra svetimi žodžiai, poniabudė, mešlagrybis, koks ten dar buvo, ten tas... Pumpotaukšlis. Kas toks? Pumpotaukšlis. Pumpotaukšlis ir taip toliau. Tai vat jūs, kad nežinote, kur jų ieškoti, nežinote, kaip atsiminti, kitą sykį galite tiesiog tokį padaryti momentą, į nuotrauką įsivesti. Ir ten yra tikrai, visose telefonuose yra vienokia kitokia funkcija, tikrai galima susirasti dabar jau jokių problemų. Tai tar toks panaudojimas galimas. Mintis viena labai nušoko, kažką tai norėjau čia dar tokio pakontrargumentuoti kažką, bet nesvarbu. Prisiminsime galbūt. Dabar norėčiau pakalbėti dar tokį dalyką, kiek žmogui reikia tos gamtos iš principo? Sakykime, mes visi įsivaizduojame, kad ta gamta galbūt yra tiek, kiek aš į ją išeinu pasivaikščioti į parką arba į gryną orą. Ar tavo nuomonė, Aušvyda, kiek žmogui reikia tam tokiam bendram išprusimui, bendram išsilavinimui, žinot kažko, tai kiek jam reikia būti gamtininku žmogui? Turbūt kiekvienas individualiai renkasi pats. Jeigu jam reikia gamtos, jisai ir eina į tą gamtą. Man atrodo, kad taip skirstyt, kad jeigu žmogus visai neina į gamtą, tai jisai, nežinau, neišsilavinęs, aš taip negalėčiau sakyti. Aišku, mano toks noras būtų, kad kuo daugiau žmonių eitų į gamtą ir būtų, atrastų, pažintų, tada galbūt labiau... nežinau, net būtų toks suvokimas ir vertinimas to, kas čia aplinkui mus yra. Bet taip, kad pasakyti, nežinau, kuo daugiau. Kuo daugiau, labai geras pasakymas, kuo daugiau. Man atrodo, kad laimingesni žmonės būtų daugiau praleisdami gamtą. O mes turime kažką Lietuvoje unikalaus, ko neturi visas pasaulis galbūt, arba labai retai yra, bet kažkas gyvena Lietuvoje iš augalų, iš gyvūnų, iš, nežinau, mūsų miškų kažkokių. Nežinai, kažkas tokio minties nėra, kad... Taip, dabar taip staigiai nepasakysiu, bet turim daug daugiau, negalim įsivaizduoti taip greitai. O pas mus kažkas užklysta, pavyzdžiui, tranzitu į kažkur tai, kažkokie, nežinau, ar egzotiniai gyvūnai, ar kažkokie tai augalai, galbūt ten, žinot, vėl čia mes žinom, kad vorai skraido, tai galbūt ten kokie nors, nežinau, mažas dinozauriukas atskrenda patupi kur nors ant žoliuko, skrenda toliau ten. Tranzitu, aš nežinau, tiesiog dabar tik paukščiai kokie nors, kurie migruoja ir kartais į Lietuvą pasirenka kaip tuos... Neteko matyti kokios ten, papūgos spalvotos gražios. Tai čia, bet ne tranzitas čia, turbūt greičiausiai pabėgusios iš nelaisvės ir tapusios jau tokios gyventojos, nes šito žvėryne gyveno viena papūga žalia tokia, kaip tik Kramerio papūga. Bet dabar jinai daug metų gyveno, jinai prisitaikius visiškai pilnai išgyventi žiemas. Ją žmonės labai lesino, bet jinai nebuvo taip, kad namie gyventų. Jinai visą laiką jau laukia buvo. Bet čia toks atvejis toks liūdnesnis, dėl to, kad jinai greičiausiai buvo kažkieno toks naminis gyvūnas ir pabėgęs į laisvę ir paskui... Galbūt jau jinai net ir pati, aš nežinau, žinau, kad jinai, pavyzdžiui, Anglijoje tai jau ten jų daug yra ir jos tokios kaip jau išstumenčios vietinės net rūšis gali pasidaryti, nes jos pakankamai agresyvios yra toms vietinėms rūšims. Tai... O tokia dar prisiminiau tokį dalyką įdomu. Žmonės, kurie turi savo kiemus, neretai žmonės įsikūrė kažkur tai savo namuose, kotedžuose, sodybose, kuriuose galbūt net ten to, gal
tarkime, miško arti kažkur nėra, bet jiems jau gamta yra jų pačių kiemas. Kokie būtų tavo patarimai, kaip tą kiemą pasidaryti dar jaukesnį, įdomesnį ir galbūt netgi tos bioįvairovės padidinti? Ką mes turėtume galbūt vengti, daryti tai, ką darome reguliariai? Naikinti chemiją, pilti ten, kurmius gaudyti, ten kažką ten trešti, nežinau, galų gale gal žolės nereikia šienauti. Pasakai, kurmius gaudyti. Tai žinau tokių atvejų, kad išgaudė kurmius, paskui labai turėjo šitų bėdų su, užkrito pavadinimas, tokie vabzdžiai. Kurkliai? Kurkliai, taip, su kurkliais. Ir, matot, ir aš visai neblogas. Taip. Ir negali atsiginti paskui, nes tas kurmis jisai realiai nedarė tokios žalos, jisai turėjo tik tai vaizdinę tokią, kad gadino pievą gražią, kad atsirasdavo tas kurmiarausis, bet jisai kokiam nors augalams sodo nekenkia. O jeigu žmogus turi ten daržą, išsinaikina kurmius, paskui atsiranda kurkliai, tai tie kurkliai nugraužia augalus, nugraužia šaknis ir dar blogiau. Daug didesnės bėdos. Taip. Dėl žolės, tai irgi aš žinau, kaip žmonės mėgsta tą trumpą žolytę prie namų ir mano vyras irgi visą laiką labai nori, kad mes šienautumėm šalia, jisai sako, aš tau esu atidavęs mišką, ten tvarkykis, kaip tu nori, nesitvarkyk tiksliau, o čia prie namų vis tiek žolė turi būti trumpa, tai aš tik tai džiaugiausi, kai ten mums nepavyko tiesiog dėl laiko stokos nušienauti anksti, dėl to, kad jeigu jau pradedi vaikščiot po tą pievą ir matyt, kas joje gyvena, kiek ten vorai savo kokonų susisukia, aš vorų nebijau, kaip galima suprasti, kiti žinau, kad bijo, čia ta baimė turbūt tokia nepaaiškinta, nes jie nieko niekada nepadaro Lietuvoje gyvenantis blogo. Bet, žinau, kad tiesiog kai kurie turi ją ir bandau labai savo visokiais pasidalinimais tuos vorus žmonėm prijaukinti, nes jie labai, labai įdomus. Oi, pas mane kiekvieną vakarą, žinokit, aš ir gyvenu name, voras ateina, tai oi, ir visi. Mano sūnus gal tik tai Asparas, nelabai toksai bijantis vorų, bet abi dukros ir žmona mano tai ten ant lovų stovi, rėkia, šaukia, apsiginklavusios tapkėm visom. Vaikai dažnai, jeigu jie mato bijančius tėvus, ar bent vieną iš tėvų, tai jie irgi bijo, nes tai natūraliai. Agnės čia kaltė. Bet čia, tiesiog, nes, jeigu suaugęs bijo, čia pats svarbiausias žmogus kažko bijo, tai matyti reikia bijoti ir man. Ir taip natūraliai atsiranda ta baimė iš pat mažens. Galbūt žmonos mama, kai jinai buvo maža, irgi bijo ir taip tas tęsiasi vis tolyn. Tai čia, bet aš vaikščiodama, aš matau visus tuos kaip irgi būna vorai, kad išsaugotų savo kiaušinėlius padėtus, tai jie irgi nupina tokius kokonus, kurie irgi pakabinti ant kokio siūlelio būna. Ir tie kokonai būna kaip šedevras, apipinti tokiais skirtingais sluoksniais šilko ir tas pats šilkas toks vos ne kartais atrodo kaip varinė vielutė, taip gražiai, fantastika, kai pamatai iš arti su tais visais prididinimais telefono, ko akis mūsų jau nemato. Labai labai gražu ir supranti, kad jeigu nupjausi, arba pavyzdžiui vorai būna kai kurios mamos, vorės savo vaikučius nešiojasi. Kai jie jau išsirita iš kiaušinėlių, jos ant savęs nešiojasi juos ir kažkada buvo, kad aš taip žiūriu ir nesuprantu, kas čia, akis mano nemato ir aš priliečiau ir visi tie voriukai nuo mamos pabėgo, man taip gaila buvo, žiūrėjau, ar jie susirinks paskui atgal, ar čia aš jau juos pražudžiau. Bet kai tu matai, kiek daug tos gyvybės yra ir ne tik vorai, kiek drugelių atskrenda į skirtingas gėlės, kiek bičių apsilanko. Bitėm šiuo metu irgi yra toks sudėtingas metas, kada labai nyksta tos bitės visam pasaulyje. Tai, šit kaip, rimtai? Taip, rimtai dėl to, kad dabar labai daug tų laukų yra užsėta visokiom monokultūrom. Monokultūra tai yra kai vienas augalas, pavyzdžiui, didžiulis laukas rapsų. Ir bitės
anksčiau susirinkdavo savo nektarą iš labai skirtingų augalų ir jos turėdavo tokią visavertę mitybą. O dabar joms yra labai patogu skristi vien tik tai į rapsus, nes visas pilnas laukas, rapsai turi daug nektaro, jos susirenka vien tik tai, tarkim, rapsų nektarą, pasigamina savo medaus ir paskui tiesiog iš tikrųjų jos ten nusividuriuoja ir žūsta bitės. Ir labai visam pasaulyje nyksta, apie tai kalbama, kad ne tik tai dėl tų monokultūrų, dėl chemijos naudojamos visokių pesticidų. Ir jeigu mes galim prisidėti prie to, kad leisti joms pasimaitinti savo tais skirtingais augalais iš mūsų pievos, tai kodėlgi ne, argi gaila. Gėlytės galų gale pasodintos tos pačios. Taip, bet tiesiog, kai mes leidžiam, jeigu pieva nepjaunama, tai ten tikrai labai daug yra tų skirtingų augalų, tiesiog galima pasižiūrėti, taip plotelį pasiimti ir suskaičiuoti, kiek skirtingų augalų mes matom, jeigu ta neužsėta tokia žolytė. Ai, palaukit, aš kažkur mačiau, tokios salelės yra paliekamos. Tai būna tie, kas nori taip draugiškiau gamtai elgtis, bet vis tiek šienaut, kad vaikščiot netrukdytų ten. Tai tada savo nusišienauja takelius, o pavyzdžiui salelės kažkokias palieka. Tai čia tada tai čia gyvūnėlėm, tie mikroorganizmam įvairiausiam, ne? O kokia gera mintis, kaip faina. Taip. Tai yra tų būdų, kažkaip nebūtinai 100% arba viską nupjauti, arba viską vien palikti. Nebūtina ten į tuos kraštutinumus, galima tokį pasirinkti ir jau bus tikrai geresnis variantas. Mėly žiūrovai, pasidalinkite komentaruose, kaip jūs tyrinėjate gamtą, bus labai įdomu sužinoti, Aušvyda irgi išvydusi komentarus jūsų arba kažkokius tai patirtis, galbūt irgi pasisems kažką ir savo socialinėje medijoje parodys ir galėsite po to ją sekdami matyti ir savo kažkokį tai įdirbį. Aš šiandien ryte, kuomet sportavau su savo klientu, tai mačiau, kaip voras pagavęs musė dar blaškosi ir ten jau vyksta procesas, voriukas jau ten nežinau ką daro, tai va dabar labai įdomu pasidarė, va iš karto toksai, man dabar kiekviena situacija iš karto kelia žingeidumą, man šiandien pokalbis davė naudos, aš labai džiaugiuosi, iš karto kritinis mąstymas, o kaip ten vyksta, o kaip ten vejasi, o kaip ten jis dabar tą musytę sutvarkys. Susuka kaip oro uoste, susukam savo krepšius į tokią plėvelę. Va. Ir ką norėjau pasakyti, kad matydamas tai ryte, pakalbėdamas dabar su Aušvyda ir pabaigos žodį tardamas jums žiūrovai, dar kartą primenu, tai yra sistema. Tai yra ta visa organinė sistema, gamtos ciklas ir gyvybės kažkoksai tai šaltinis, galima sakyti, besisukantis cirkuliacinis ratas, kuris vyksta gamtoje ir kurį mes turime gerbti. Ir gamtoje visur taip ir vyksta. Dėl to kartais netvarka gamtoje, tai nėra netvarka dėl to, kad mes kažkas neprižiūrim, ar kažkokie įpareigoti žmonės, valstybė, mes galime kaltinti bet ką. Tai yra gamtos procesai, kurie yra reikalingi ir mes turime tai gerbti, nes iš to mes ir gyvename, galima taip sakyti. Ir tyrinėkime gamtą, turime naujas technologijas, veskime į jas vaikus, darykite eksperimentus, neškite į namus augaliukus, pasidomėję truputėlį, auginkite, klauskite Aušvydos, stebėkite jos, kartokite ir manau, kad taip praturtinsite ne tik tai savo, bet ir savo vaikų gyvenimo patirtis. Ir galų gale, kitas sykį, kuomet važiuosite į gamtą, kuomet eisite į parką, kuomet norėsite tiesiog pakvėpuoti grynu oru, pastebėkite, pamatykite ir iš to galbūt gims nuostabi labai istorija arba galbūt ir visas meninis filmas. Jeigu iki šios akimirkos jūs mus pažiūrėjote, aš vėl kviečiu jūs paprenumeruoti mūsų kanalą, paspausti laiką, pakomentuoti žinoma ir taip tapti mūsų draugais, bendraminčiais. Aušvyda, ačiū labai už šiandienos jaukų ir malonų pokalbį. Ir aš tikiu, kad mes galbūt dar ateityje kažkada susitiksime ir pakalbėsime dar apie kažką įdomus, ką jūs atrasite, patyrinėsite, o dabar su visais atsisveikinam ir su jumis Aušvyda ir iki pasimatymo.